Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas. Mes visi esame už atvirą mokslo pasaulį, todėl mokslo naujienoms atverkime langus, kad sužinotume, kodėl mes gyvenam ilgiau ir prasmingiau, valgom sveikiau, mastom pozityviau, miegam ramiau ir mūsų širdys plaka ritmingiau. Radio stoties Pūkas programoje laida Mokslo langai. Labai diena visiems susirinkusiems prie radijo imtuvų pasiklausyti laidos Mokslo langai. Žirgai tai ne tik sportas, jėga, veržlumas, bet žirgai yra ir mokslo patvirtintos terapijos dalis. Ramiai žinginė eidami jie kantriai neša ant savo balno sunkiai sergančius raitelius ir savo ypatingų savybių dėka suteikia jiems sveikatos ir stiprybės. Šiandien laidoje ir pakalbėsim apie žirgų terapiją ir kam ji labiausiai padeda pagerinti fizinę ir emocinę sveikatą. Taigi dabar su malonumu pristatau laidos svečią, hipoterapeutę, neįgaliųjų jojimo asociacijos narę Jurgitą Rutkienę. Labą dieną. Labą dieną. Sakykit, kada hipoterapija atkeliavo į Lietuvą? 2007 metais buvo įkurta neįgaliųjų jojimo asociacija. Dar metai prieš tai buvo pradėti pirmieji tyrimai ir pirmieji bandymai hipoterapijos Kurtuvėnų regioninio parko jojimo paslaugų centre. Juos pradėjo tuo metu dar studentė kineziterapeutė Laura Straubergaitė ir aš tiesiog buvau tas žmogus, kuris buvo šalia ir padėjo valdyti žirgą. Kam skirta hipoterapija ir koks jos tikslas yra? Hipoterapija yra skirta reabilitacijai arba abilitacijai žmonėms turintiems įvairią negalią ir priklausomai nuo negalios tipo ir priklausomai nuo pagrindinių problemų mes galime siekti skirtingų tikslų. Jeigu pacientas po insulto, turintis judėjimo problemų, su cerebriniu paralyžiumi, po galvos smegenų traumos, mūsų pagrindinis tikslas yra aktyvuoti pažeistas smegenų sritis, padėti normalizuoti raumenų tonusą, padėti atstatyti judėjimo funkcijas. Jeigu, sakykime, žmogus turi pažintinių problemų, elgesio problemų, emocinių problemų, mūsų tikslai visiškai kitokie. Mūsų tikslas yra praplėsti pasaulio pažinimą, mokytis naujų žodžių, mokytis valdyti savo emocijas, mokytis kontaktuoti su aplinkiniu pasauliu žirgo pagalba. Priklausomai nuo negalios yra ir skirtingi tikslai. Kokie sutrikimai yra gydomi hipoterapija? Pagrindiniai, ko gero, yra cerebrinis paralyžius, smegenų traumos, išsėtinė sklerozė, daug su kalbos sutrikimais, su raumenų tonuso sutrikimais, sulėtėjusia motorinė raida, autizmo labai daug turime vaikų, su sulėtėjusia kalbos raida, pagrindė tokie. Ar galima sakyti taip, kad hipoterapijos pagalba žmonės yra gydomi? Man sunku atsakyti į tokį klausimą. Viskas priklauso nuo to, kaip mes laikome, kas tai yra gydymas. Bėda ta, kad yra ligos, didžioji dalis mano išvardintų, kai medicina nelabai gali pagydyti. Labai gaila, beprotiškai gaila. Bet jeigu vaikutis gimė neįgalus ir yra dalis smegenų pažeista, gaila, tačiau mes tikrai jo nepagydysim. Arba jeigu žmogus ištiko insultas ir vėlgi dalis smegenų jau nebegyva. Ten niekaip tradicinė medicina nebegali padėti. Tačiau nuo reabilitacijos labai priklauso, kokias funkcijas tas žmogus turės ir išlaikys. Kiek jis toli galės judėti, kiek galės kokybiškai gyventi. Tai čia jau yra reabilitacija ir hipoterapija puiki reabilitacijos šaka. Ar ši terapija yra ilgalaikė, ar gaunamas tik trumpalaikis pagerėjimas? Vėl priklauso nuo tikslų. Yra dvi skirtingos metodikos. Viena metodika yra skirta, kai dirbam intensyviai, dirbam 1-2 kartus per dieną, dirbam kiekvieną dieną ir gaunam greitą efektą. Greitas efektas jisai būna akivaizdžiai pastebimas, visi supranta, kad poveikis yra geras čia ir dabar, tačiau be abejo jis ir neišsilaiko tiek ilgai. Maksimum, kiek tas poveikis gali išsilaikyti, tai apie 3 mėnesius. Ir yra kitas metodas, kai mes dirbam 1-2 kartus per savaitę ir dirbam ilgą laiką, tikėdamėsi ilgalaikio ir palaikomojo poveikio nuolat.
Tarkime, vaikučiai su cerebriniu paralyžiu. Trumpėja šlaunų pritraukiamieji raumenys. Vien todėl vaikui gali tekti po to operuoti klubo sąnarius, kadangi klubo sąnarį raumuo tiesiog ištempia iš guždobės. Tai yra sudėtinga. Tačiau, jeigu mes jojam kartą per savaitę, mes turim didelę tikimybę, kad tie raumenys ir jų tonusas bus pakankamai geras ir pakankamai normalizuojamas tam, kad nereikėtų atlikti šios operacijos. Arba kitas, sakykime, vaikutis, kuriam yra sunku kalbėti, kuriam sunku sukaupti dėmesį, mes vėlgi dirbam kartą per savaitę ir tai jau yra kaip papildoma ir palaikomoji terapija prie logoterapijos, prie visai kitų veiklų, kurias tas vaikutis be abejo turi eiti ir tobulinti save. Ar galima išskirti kažkokius tai sutrikimus, kurie lengviausiai pasiduoda hipoterapijai? Dauguma mano išvardintų sutrikimų, jie yra lėtiniai, ilgalaikiai perspektyvoje, iš tikrųjų sunkiai gydomi, tu gali matyti tik tai tą efektą, kurį suteikia, bet jie nuolat gydomi. Gal aš sakyčiau, labai efektyviai pasirodo ir tas rezultatas tikrai akivaizdžiai stipriai matosi, kiek iš savo praktikos esu turėjusi. Tai pacientai po insulto, po smegenų traumos, jeigu jų fizinė būklė leidžia ant žirgo sodinti ir dar tas periodas nuo pažeidimo praėjęs neilgas, labai ryškus terapinis efektas ir greitai jisai pasimato. Iš kitos pusės praktikoje parodė, kad pacientai po išsėtinės sklerozės, kada yra remisijos stadija, hipoterapija irgi gana veiksmingai padeda atstatyti prarastas funkcijas. Bet tai yra tokia liga, kur vėl gali būti paūmėjimas, pablogėjimas ir tais periodais hipoterapija apskritai nėra taikytina, kaip ir kai kurios kitos reabilitacijos sritis. Būna periodai, kai žmogui tiesiog reikia medikamentinio gydymo. Paminėjot po insulto. Jeigu po insulto praėję nedaug laiko taikoma hipoterapija, taikomos kitos reabilitacijos formos, tai galbūt tą žmogų galima pilnai netgi pastatyti ant kojų. Nesusidūrėt su tokiu atveju? Kartais pilnai yra atsistoja žmogus ant kojų ir kartais tas pažeidimas, jeigu ten buvo mikro, jo ir kaip ir neliko. Nežinantis ir nepasakys, kad tas žmogus turi problemų. Čia priklauso nuo pažeidimo lokalizacijos ir masto. Bet negaliu pabrėžti, kad tik hipoterapija. Reabilitacija irgi ir kineziterapeutai tikrai kartais daro stebuklus. Bet prieš tai reikia paminėti, kad ir neurologai laiku suteikia pagalbą. Čia nėra taip, kad gali tik tai hipoterapija, bet hipoterapija gali daug. Dabar papasakokit, kaip vyksta hipoterapijos užsiėmimas nuo pat pradžių iki pat pabaigos. Prieš atvažiuojant pacientui, aš jau turiu žinoti apie jį tikrai nemažai. Visų pirma, kokia diagnozė, kokia funkcinė būklė, ar jisai sėdi vežimėlį, ar jis vaikšto, kaip jisai kontroliuoja savo kūną, ar neserga kažkokiomis papildomomis ligomis, kurios gali būti kontraindikacija, tarkime epilepsija, arba yra ir kitų ligų, prie kurių mes nenorėtume taikyti hipoterapijos. Kai atvažiavo pacientas, jis visų pirma turi susipažinti su žirgu. Nes žirgas yra gydytojas, žirgas yra partneris, pacientas yra supažindinamas, jis pasiglosto, pasikalba su žirgu, kaip moka ir sugeba. Mes daugmaž paaiškinam apie tai, kaip vyks, kaip mes užsėsim, kaip mes laikysim, kaip žirgas judės. Padedam žmogui užsėsti ant žirgo, na ir prasideda tikroji terapija. Ji paprastai vyksta nedaugiau kaip 20 minučių. Čia yra pakankamai griežtos rekomendacijos, nes teigiamas terapinis efektas gali tapti neigiamų terapinių efektų, jeigu žmogus pervargs. Iš tikrųjų, jau pats jojimas tai nėra tik tai paprastas pasodinimas ant žirgo ir judėjimas. Dirbdami mes turime stengtis, kad žmogui nebūtų itin lengva, kad būtų lavinama ir pusiausvyra, ir koordinacija, kad įsijungtų pilvo raumenis, kad dubuo būtų teisingoj padėty, kad būtų išgaunamas teisingas judesys,
teisinga liemens ir dubens disociacija, lygiai taip kaip taisyklingai einant žmogui. Jeigu yra tam tikros specifinės lygos, itin prie cerebrinio paralyžiaus, kada matom, kad tam tikri raumenys yra nepakankamai aktyvuojami, mes galime tą žmogų sodinti truputį kitokiose padėtise, guldyti 4 ant žirgo, galime mokyti šliaužimo ropojimo, paguldydami ant žirgo ant 4, paklupdydami, priklausomai nuo mūsų išsikelto tikslo, kuris yra aptariamas tiek su pacientu, tiek su jo tėveliais, mes galime pozicionuodami pacientą pasiekti skirtingų terapinių tikslų. Kas liečia suaugusi žmogų, jau paprastai tebūna tik tai jojimas sėdimoje padėtyje, stengiantis užtikrinti, kad sėdėsena būtų išties taisyklinga. Ir tada vėl, gal mes galim nesilaikyti ranką, gal mes galim nesilaikyti abiem rankom, gal mes galim atlikti tam tikrus pratimus žirgų judant, o gal galim joti nesilaikydami ir užsimerkę, o gal tuo metu reikia, kad žirgas dar keistų ir judėjimo greitį, arba judėjimo kryptį, arba eitų aukštyn, arba eitų žemyn. Viskas yra nuo mūsų tikslų, ko mes siekiame. Tai tikrai nėra tik paprastas, aš užsodinau ant arkliuko ir jodau. Tikrai ne. Po jojimo, jeigu pacientai atvažiuoja pas mus ne pirmą kartą, mes visada akcentuojam, ypač vaikam. Atvežkit arkliukui kažką skanaus. Ir tikrai ne todėl, kad tam arkliukui labai reikia tos morkos ar to obuolio. Mano supratimu, čia yra filosofinis momentas. Tėvai taip, jie sumokės už paslaugą, bet reikia, kad vaikas sumokėtų. Tai vaiko rūpestis yra prisimint, kad žirgelis tavęs laukia, kad jis tikisi tos morkytės, kad yra taip smagu ne tik joti, ne tik mėgautis, bet ir dalintis kažkuo su kitu. Tikslas, kad vaikas išmoktų būti dėkingu, kad jis priimtų ne kaip savaime paslaugą, bet kaip kažkokį bendradarbiavimą. Bet turbūt pasitaiko tokių atvejų, kad vaikai išsigąsta žirgų. Visko būna. Jeigu jau ta baimė yra paniška, tai tikrai ir nesodinam, ir nejodom, ir nematom prasmės iš tikrųjų. Dar labai sutikit, daug priklauso ir nuo to, kaip tu pateiki. Ir kaip tu sudomini, ir kaip tu nukalbini. Sodinam nuo rampos, kad žirgas neatrodytų toks aukštas. Jeigu reikia, kartu sėda ir specialistas, kuris prilaiko. Jeigu pradžiai yra į ką laikytis, skatinam, kad laikytųsi. Užsodini ant žirgo ir aiškini vaikui. Dabar arkliukas eis, žinok, judės. Bet kaip tai smagu, tu pamatysi. Aš tave laikau, ar jauti kaip laikau? O čia yra rankenos, matai, kokios stiprios rankenos. O tu moki laikytis. O žiūrėk, ir mamytė bus šalia. Mamytė prižiūrės, kad aš gerai laikyčiau. Nuo mūsų pateikimo tikrai daug kas priklauso. Ar yra vaikų, suaugusių žmonių, kuriems hipoterapija netinka, atmetant baimę? Yra, tai čia jau yra mūsų kontraindikacijos. Viena iš kontraindikacijų - nekontroliuojama epilepsija, hemofilija, struktūrinė skoliozė, tarkime, stuburo pažeidimas, kada yra įdėta plokštelė. Per anksti praėję po operacijos. Vėl mes žiūrim individualiai, kokia operacija, kada daryta, galima, negalima. Jeigu mes nebegalime užtikrinti taisyklingos padėties ant žirgo, tiek yra sutrumpėję šlaunų pritraukiamieji raumenys, kad mes negalime, niekaip negalime užsodinti ant to žirgo be skausmo, jeigu mes jaučiam, kad negalime užtikrinti saugumo. Jeigu žmogus savęs visiškai nekontroliuoja, jeigu jis yra užaugęs ir sveria 100 kg, o jo judesiai yra tokie, kad mes nesukontroliuosim, nesuvaldysim, neužtikrinsim saugumo, tada mes negalim sodinti, nes mes turime remtis į saugumą. Labai žiūrime individualiai ir jeigu mūsų manimų žala yra didesnė už naudą arba bent jau lygi naudai, kam tada sodinti? Turi būti siekiamybė naudos ir tikimybė, kad nauda bus didesnė už žalą. O jūs pati kaip jaučiatės po hipoterapijos užsiėmimo? Ar jums tai irgi savotiška terapija, ar tik tai darbas? Be abejonės terapija, be abejonės. Be abejo, nuo darbo krūvio priklauso, kiek tas darbas tau teikia džiaugsmo, tačiau yra gera padėti žmogui ir nemažiau gera būti
šalia tokio nuostabaus gyvūno. Darbo metu gyvūnas yra mano kolega, bendradarbis. Mes stengiamės kartu, kad žmogui, mūsų pacientui būtų geriausia. Mes dirbame, bet prieš darbą man reikia pasiruošti pabendrauti su žirgu. Po darbo aš irgi su juo bendrauju ir dėkoju, ir tais pačiais skanėstais vaišinu. Taip, žirgas duoda daug. O pati ar pajodinėjat? Dabar labai retai, bet aš buvusi sportininkė, kažkada sportavau trikovę, po to sportavau ištvermės jojimą, dabar šiuo metu nesportuoju, bet labai prijaučiu, dalyvauju kaip žiūrovas daugelį varžybų, turiu savo žirgą, kurį lygiai taip pat glostau, myluoju ir retkarčiais pajodinėjam, bet jis toks laisvo oro direktorius, mes pajojam, bet kadangi aš sportavusi, o jis jau pagyvenęs, manęs nebetenkina, tik truputį pajoti. Tai man, žinokit, ir paglostyti jį užtenka. Nebūtina sėsti ant žirgo. O kokie žirgai yra atrenkami hipoterapijai? Pagrindinis dalykas yra žirgo charakteris. Jis turi mylėti žmogų, saugoti jį ir mūsų pagrindiniai terapeutai, su kuriais mes dirbam, labai geranoriški žmogui. Labai. Tarkime, turime Liberiją, kuri labai saugo neįgalų žmogų, tačiau jeigu atsisės paprastas turistas, tai gali pasiūlyti ir pačiam pasivaikščioti. Jis žino, kada yra treniruoti, jis žino, kada yra darbas, jį viską supranta, kartais daug geriau už žmogų. Tai čia yra vienas dalykas charakteris, bet tik charakterio neužtenka. Turi būti ir taisyklingas žingsnis, ir taisyklingas eksterjeras. Jeigu tas vargšas žirgelis yra šlubas, apie kokį mes teigiamą terapinį efektą galime kalbėti pacientui. Jeigu žirgui skauda ir jis eina ir visą laiką netaisyklingos eisenos modelį perduoda pacientui, mes negalime su tokiu žirgu dirbti. Jeigu tas žirgas neturi raumenų gali neturėti dėl amžiaus, dėl nepakankamo treniruotumo, dėl nepakankamo paruošimo. Vėlgi, raumenys turi pakelti pacientą ir jį nešti, o ne kaulai. Ir jeigu tu pasodini pacientą ant to arkliuko, kuris neturi raumenų, tu neišgausi to, ką turėtum išgauti. Jeigu tas žirgelis yra netaisyklingo eksterjero ir, tarkime, jo strėnos yra žymiai aukščiau nei gogus. Kaip tam pacientui jaustis, jeigu jis visada sėdėdamas, jam atrodys, kad jisai griūna į priekį. Dar priklausomai nuo paciento ligos ir problemos. Kartais žirgo reikia platesnio, kartais reikia žirgo siauresnio, kartais reikia žirgo žemesnio. Taip, kad ne vieno žirgo reikia, arba jeigu turi tik vieną, tada stengiasi keisti žingsnį, keisti aplinką, kad išgauti tą teisingą terapinį efektą. O pavyzdžiui, jeigu turi nediduką žirgą ir dirbi, tada dirbi tik su vaikais, nes tu negali užsodinti suaugusio žmogaus, nes ir žirgui bus didžiulis stresas, bet ir tau bus didžiulis stresas. Paminėjot, kad žirgas turi būti gero charakterio. Tai nuo kada pastebit, kad tas žirgas, būtent tas žirgas yra gero charakterio ir jis jau tiks hipoterapijai? Kad žirgas yra gero charakterio, tai tu pastebi gana anksti. Tačiau reikia žirgą dar auginti, brandinti ir ruošti hipoterapijai. Ir ar jis bus tinkamas iki galo, tai tik laikas ir parodys. Tu išsitestuosi, išsibandysi visais būdais. Turi labai žiūrėti, kad žirgo treniruotumas ir fizinis iškrovimas irgi būtų atitinkamas. Žirgas gali būti labai gero charakterio, tačiau jis stovėjo savaitę. Čia yra kaip geras sriuba išvirti. Tai turi vienas dalykas atsirinkti gerus produktus, tai ta prasme gerą žirgą. Ir kitas dalykas jį teisingai ruošti, treniruoti, užtikrinti jo ir fizinę, ir emocinę gerovę tam, kad jis būtų geras terapeutas. Kiek laiko užtrunka paruošti tokį žirgą terapijai? Jeigu tas žirgas jau yra apjotas, jau yra subrendęs, ne jaunesnis kaip 6 metai, tai tada manyčiau, kad per 3 mėnesius ramiai žaidžiant gali iš tikrųjų pasakyti, ar jis tiks hipoterapijai ar ne. Kaip jūs jaučiatės po hipoterapijos jau papasakojot, o kaip žirgas jaučiasi, jeigu jisai nėra pavargęs po hipoterapijos, kaip jis jaučiasi? Taip pat, kaip aš sakyčiau, vienas dalykas jauti palengvėjimą,
nes viskas baigėsi gerai. Kitas dalykas, žinai, kad dabar tu gali atsipalaiduoti ir džiaugtis gyvenimu. Tarkim, paleidi kumelaitę palakstytą, jinai ir paresnoja, atsigula, išsivolioja, išsireikalauja, gal tu ten turi kur nors ką nors pasislėpus, neturi skaniuko, tai aš einu žolės jas, o žirgui žolės įdimas, buvimas draugijoje su kitais, tai ir yra tikrasis atsipalaidavimas ir tikrasis gyvenimas. Ar visi žirgai hipoterapijoje gali dalyvauti prie skirtingų sutrikimų? Pavyzdžiui, tas pats žirgas, jisai gali dirbti ir su cerebriniu paralyžiumi, turinčių sutrikimų vaikų, ir su Dauno sindromu. Taip? Šiaip dirba tas pats žirgas. Priežastis, ko gero, ta, kad mes atsirenkam tokius žirgus, kurie toleruoja žmogų visokį. Mes jau atrenkam tokį, kuris myli žmogų, kuris saugo žmogų, kuris tikrai žinom, kad elgsis atsargiai, kad stovės kiek reikės, kad neišsigas, liks drąsus tada, kai reikės likti drąsiam ir kad klausys mūsų bet kokioje situacijoje. Tam tikrų žmonių, kuriems hipoterapija netinka. Bet žirgas, pamatęs savo raitelį, ar buvo toks variantas, kad atsisako dirbti? Ne. Nebuvo. Nebuvo. Bet jeigu mes dirbdavom su išsėtinė sklerozė ir atvažiuoja jau grupė. Grupė tai visada yra stresas. Nes reikia, kad dirbtų minimum 2 žirgai, reiškia, reikia daug pagalbininkų. Tai mes tiesiog pagal raitelį žirgą parenkam. Jau kada turim tos patirties, žinom, kad šitam pacientui, kadangi šito žirgo žingsnis yra platus, greitas. Šitam pacientui gal geriau reikėtų lėtesnių ir trumpesnių žingsnių. Mes jau atrenkam patys. Šitam darbe dar ypatingai, kaip supratau, svarbi hipoterapeuto nuojauta. Jausti vibraciją žirgo ir jausti vibracijas paciento. Aš nežinau, ar vibracijas, bet kad yra toks dalykas kaip nuojauta, tai taip, bet čia turbūt gal ir daugelio specialistų darbe, juk kineziterapijoje tai irgi vieną vaiką vienaip masažuoja, kitą kitaip, ir kodėl tu eini skirtingai, tu net nežinai, atrodo, kad taip reikia. Tai čia galbūt ir yra tas vadinamas 6. jausmas, bet jis duodamas ne visiems. Jūs jį turit. Laida Mokslo langai. Ar galima išskirti tam tikras hipoterapijos rūšis, kaip pavyzdžiui, vienokie jį yra žmonėms turintiems autizmo sutrikimų, kitokie sergantiems cerebriniu paralyžiumi? Pas mus yra labai didelė painiava ir pas mus ir pasaulyje. Tarkime, vokiškose šalyse hipoterapija tai yra griežtai kineziterapija žirgo pagalba. Ir jeigu vaikutis autistiškų bruožų turintis, mes galime taikyti hipoterapiją, bet ir te bus tik tai raumenų stiprinimas ir panašus dalykai. Kitur hipoterapija apima bendrinį terminą, kad hipos žirgas, tai hipoterapija, tai žirgų terapija yra bendrinis terminas. Šiuo metu pasaulis linksta į tai ir yra toks terminas kaip žirgų asistuojamoji terapija. Tu kaip specialistas, kas tu bebūtum, tarkime, socialinis pedagogas, psichologas, ergoterapeutas, logoterapeutas, kineziterapeutas, tai tu ir dirbi tą savo pagrindinį darbą, ką tu mokėsi ir žinai, bet pasitelkdamas tiem savo tikslams žirgą. Jis yra tavo pagalbininkas. Didelis, stiprus, geras, bet pagalbininkas. Ir tada pasidaro aišku, kokia ta žirgo asistuojamoji terapija, kadangi aš esu baigusi ne tik kineziterapiją, tačiau ir socialinę pedagogiką ir psichologiją ir taikomąją kūno kultūrą. Be abejo, kad aš skirtingiams savo pacientams išsikeliu skirtingus tikslus ir dirbu skirtingai. Tarkime, jeigu vaikutis turi autistiškų bruožų, tai visų pirma stengiasi jį sumotyvuoti žirgo pagalba, kad jam pradėtų patikti joti. Jeigu pradeda patikti žirgas ir pradeda patikti joti, tada mes skatinam, tarkime, parodyti tam tikrų gestų, ko tu nori, sureaguoti į kažką ir tada gauna užmokestį, tarkime, ristelę su žirgu. Jau vien už tai, kad aš paprašiau, vien už tai, kad aš pasakiau. Tos ristelės
per daug jau netaikom. Ten keletą žingsnelių, bet žmogus laimingas, jis vėl prašo. Nori kažko, jau jis pradeda parodyti. Jau vien už akių kontaktų užmezgimą, vien už tam tikros rutinos įtvirtinimą, o paskui tam tikrų permainų įterpimą į tą rutiną. Ir visur pasitelkėme žirgą. Turėjome berniuką su autizmu nustatytų. Jo pagrindinis simptomas buvo, kad labai bijodavo svetimų žmonių ir ten, kur yra minia, visiškai tėvai negalėdavo jo nusivesti. O mes nuvažiavom į specialią olimpiadą ir ten žinot, kiek yra žmonių. Ir tikrai mes nuogastavom, kad mūsų raiteliukas ant to žirgo nesės, bet ne, jis pamatė žirgą, jis rėkė, leiskit man ant to žirgo. Žodžiais nereikia, bet jisai prašo, tiesia rankas ir visiškai nesvarbu kokia minia ir kiek žmonių, mums nebesvarbu, nes mes ant žirgo. Sakykime, po truputį tu pratinės tada prie tų svetimų žmonių, prie aplinkos keitimo, visada joji vienu keliu, o dabar gal kitu keliu. Visada įpratau, kad būtų dedamas toks inventorius, bet dabar teks pratintis prie kitokio, o vėliau dar kitaip. Tai vat yra struktūra, kurią mes išlaikom tą pačią ir po truputį kažką vis keičiam. Bet ir vėl, kiekvienoje situacijoje mes apsitarėm su tėveliais, o jeigu pacientas su judėjimo sutrikimu, kokie raumenys nedirba, ko mes siekiam, kokioj padėty mes josim, kiek josim, ką namuose darys, ką kineziterapeutas dirba klinikoje ir panašiai. Čia turi būti, kad mes visi siekiam bendrų tikslų. O jūs pati, kaip turinti didelę patirtį hipoterapijoje, kokiems vaikams patartumėt būtinai palankyti hipoterapijos seansus? Išskirčiau, ko gero, drovius, uždarus, labai sunkiai bendraujančius. Matote, kaip yra. Kai tu esi drovus, akis nudelbęs, jautiesi mažas, jautiesi nereikšmingas, jautiesi toks nesvarbus, tau sunku kalbėti, sunku bendrauti, sunku priimti sprendimą. Kai tu užsėdi ant žirgo, vienas dalykas, į visą pasaulį tu žiūri iš viršaus žemyn. Kitas dalykas, kuo daugiau joji, tuo tavo sėdesnė darosi taisyklinga. Nes natūraliai aš geriausiai jaučiuosi sėdėdamas tada, kai sėdžiu taisyklingai. Man nebus gerai ir nesiseks joti, jeigu aš esu nulenkęs galvą, susigūžęs, susikūprinęs. Mūsų mintis ir mūsų jausmai yra susiję su mūsų laikysena ir labai stipriai. Tai aš gal negaliu pakeisti minčių, bet jeigu keičiasi mano laikysena, pamažu keičiasi ir mano mintys. Ir dar žirgas, jis supras ir klausys tik tai to raitelio, kuris iš tikrųjų žinos, ko nori ir aiškiai žirgui pasakys. Tai aš išmokstu pasakyti tą žirgui, o žirgas ir parodo. Reikia man tavęs klausyti ar ne. Vėliau tą savo pasitikėjimą po truputį perkeli į tą žmonių bendravimo pasaulį. Tikrai žinokit, tas padeda. Žirgas jis puikus tavo pašnekovas. Visada tyli, visada supranta ir klauso tik tada, kai tu žinai, ko tikrai nori. Tai vat aš taip išskirčiau tokią, atrodytų visiškai sveikų, tačiau drovių, uždarų vaikų grupę. Dabar paimkim kitą grupę, populiarią šiais laikais vaikų, hiperaktyvių vaikų. Kaip kuriam vaikui tiks, kaip kuriam ne, nes vėlgi, kas yra hiperaktyvumas? Tai ne tai, kad energijos perteklius, bet nesugebėjimas susikaupti į kažkokią veiklą. Jeigu tu esi labai aktyvus, tu gali visur suspėti. Bet jeigu tu hiperaktyvus, labai gaila, bet eidamas iki durų, tu pamiršti, kad ėjai iki durų, nes jau tu puoli kitą daryti. Čia jojimo mokymas labai turėtų padėti. Nes tikrai žirgas neklausys, jeigu tu pamiršai, kaip jam reikia pasakyti ir jei nuolat jam nepriminiai, ko jam eiti iki tos A raidės. Jūs eis žolės sėsti. Kiekvienu atveju reikia žiūrėti labai individualiai. Nėra taip, kad yra diagnozė ir tikrai taiko. Ne. Paminėjot, kad šiuo metu yra daug vaikų sergančių autizmu. Hipoterapija turbūt ypatingai populiari yra vaikų tarpe, kurie turi autizmo sutrikimų. Gal aš mažumėlė jūs pataisysiu. Autistiškų vaikų dabar labai daugėja. Hipoterapija nėra populiari jų tarpe, bet jų tėveliai, ieškodami išeities, ieško visokių būdų, tarp jų randa ir hipoterapiją. Labai gaila, bet
autizmas irgi nėra pagydomas. Tai yra tiesiog elgesio tam tikri bruožai ir elgesio tam tikros savybės ir yra tam tikri mūsų poelgiai ir kraštutinumai, kurie lemia šitos diagnozės nustatymą. Ir sakykime, jeigu hipoterapijos pagalba tas vaikas pradeda būti švelnesnis, lengviau užmezga kontaktą su aplinkiniu, galbūt jis su žirgu lengviau užmegs kontaktą nei su žmonėmis, tai jau yra geras efektas. Autizmo sutrikimą turintys vaikai, jie yra absoliučiai skirtingi, ar jie turi kažkokių bendrų panašumų? Jie turi bendrų panašumų, bet kiekvienas yra visiškai nepanašus į kitą. Yra tam tikri bruožai, kurie juos išskiria, bet tų bruožų nėra vienas, nėra du. Vienas autistiškas vaikas, tarkime, negali pakęsti, kad prie jo kas nors prisiliestų. O kitas kaip tik glaustus, bet į akis nežiūri. Paminėjot, vienas vengia žmonių prisilietimų, kitas glaustos, bet nežiūri į akis. Ar tai negalima pavadinti vienu žodžiu nepasitikėjimas savim? Negaliu taip teikti, nežinokit, dalis net labai savim pasitikė, bet jiems aplinka ir aplinkiniai nereikalingi. Jie gyveno savo pasaulyje. Pagal projektą jojo mažučiai vaikai ir jojo dabar jau dideli vaikai. Vienam, sakykime, 15 metų, jau rimtas vyras. Ir žinokit, jis gyvena savo tame pasaulyje, viską padaro, ką tu paprašysi, tu bandai pakviesti, pasižiūrėk, kokia čia gėlytė, pasižiūrėk, drugelis krenta, kas čia čiulba, jis tau viską pasakys, bet jis toliau šneka pats su savim angliškai, nes jisai gyveno tokiam gražiam ir įdomiam pasaulyje, kad aš jaučiuosi su savo tokiu gražiu vasaros vakaru visiškai beviltiškai, negaliu pateikti nieko įdomaus, kas yra aplinkoje. Kitas vaikutis irgi jojo ilgą laiką pas mus, labai nori jot. Padarysiu viską, ko tu nori, akis pasižiūrėsiu 5, paduosiu atlėkė į žirgyną didžiuliais žingsniais, lekia tikrai prie žirgo ir paglosto, viskas, ką išmokyta padarys, bet jis pajojo, diržą nusisekė ir bėga savais keliais. O jis jau gavo viską, o kam čia atsisveikint? Tie vaikai turi savo pasaulį. Jie turi savo pasaulį, jie gyvena savo pasaulį, yra smagu, kai kažkiek tai tą pasaulį priartinam prie mūsų. Kiekvienam darbe atsitinka įdomių istorijų. Net nebejoju, kad jūsų darbe irgi jų yra. Papasakokit, kokia istorija jums yra palikusi patį didžiausią įspūdį. Kažkada dar dirbau Kurtuvėnų žirgyne ir atvažiuodavo iš Aukeno psichiatrijos ligoninės pacientų grupė. Tiesiog atvažiuodavo kiekvieną ketvirtadienį, ten maitindavo žirgus, jodavom, važinėdavom bričkele ir viena moteris, serganti depresija, maitino žirgus duonele. Ir taip jau nutiko, kad žirgas palaižė jai ranką. Jinai, man žirgas palaižė ranką, jį prakalbo. Jinai sirgo tokia depresija gilia, kad jį visiškai nekalbėjo. Be abejo, tai žirgas nepagydė jos iš depresijos. Jį gavo ir medikamentinį gydymą, tačiau tas teigiamas šokas, pastumėjęs ją vėl pradėti kalbėti, buvo, žinokit, be galo malonu. Arba šiaip, kada organizuoji varžybėlės. Ir taip sunku tam autistiškam vaikui susivokti aplinkoje ir elgtis taip, kaip reikia. Bet kažkodėl, kai vyksta apdovanojimas, kiekvienas išlaukia savo eilės, to vaiko nereikia, kad tėvelį atvestų, jis pats atbėga, pasiima tą valgomą medalį, su pasišokinėjimu nubėga ir būna pats laimingiausias vaikas pasaulyje. Ir tada pagalvoji, kad gal jie supranta daug daugiau už mus. Ačiū Jums už pokalbį ir už dalyvavimą laidoje. Manau, kad pats didžiausias apdovanojimas jūsų darbe yra matyti vaikus, kuriems hipoterapija padeda ne tik sveikti ir stiprėti, bet padeda auginti ir pasitikėjimo sparnus. Linkiu kantrybės Jums darbe ir ačiū, kad dirba tokį darbą, kuris daro žmones ir sveikesnius, ir laimingesnius. Klausytojams primenu, kad šiandien laidoje kalbėjome su hipoterapeute Jurgita Rutkienė. Šios dienos laidą parengiau ir vedžiau aš, Audra Povlaitytė. Likit sveiki, sudie. Laida Mokslo langai. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.